Kiciau. Ateik. Na, ateik. Ateik, mane gražuolį murziau. Na. Katio. Katio murzius. A? Spagečių apkepa su faršu. Blemba, kai gerai atrodo. Jokio sūrio nieko nedėjau, tiesiog man tas sūris nepatinka. Tik grietinėlę supyliau, nu tai. Ir kažkur apie 25 minutės dar pakeipiau. Orkaitėj 200 laipsnių karštumo. Va. Tik tai iš karto nereikia imti, reikia palaukti biškį, kol praauš. Ir tada tiekti. Su marinuoto agurkėliu turėtų būti labai skanu. Atspėjai. Pažiūrėkite, kaip gražiai gavosi. Jums daug įdėti? Ne. Ką? Ne. Paklausiau, o kaip įdėti? Paklausiu. Labas rytas. Labą dieną, labas vakaras. Tai kaip visada, labai noriu padėkoti už tai, kad tu atėjai į mano kanalą, jį užsiprenumeravai, peržiūrė įrašiuką ir paspaudė like, palieki komentarą. Labai labai dėkinga tau. Kaip čia padėkoti? Ir taip širdutė nemoku aš jų išlankstyti, bet esu labai dėkinga už tai. O ką, pas mane penktadieniais, sausio jau 10. Ir aš ruošiuosi į ligoninę. Nieko man nenutiko, tiesiog pasiprašiau kraujo testo dėl patikrinimo skydliaukės. Va. Nes paskutiniu metu nelabai kaip jaučiausi, tai galvoju, reikia man pasiprašyti kraujo testo. Vat. Tai rašiuosi, puošiuosi. Truputį, nedaug. Įdedam laikroduką, tuo pačiu žingsniu pasirinksim. Žinot, šiaip anksčiau visada galvodavau, kad tų žingsnių reikia 10 000 dienai prisirinkti, iš tikrųjų ne. Yra sportininkų, vieno sportininko klausiausi, ar sportininkas, ar treneris, tiksliai negaliu pasakyti, kas jis toks yra, bet pas išgirdau kanale pas Artūrą Svan, jisai ten kalbina žmonės visokius, ir užgirdau, kad jeigu dienai iki 8 000 susirenki ir tuos žingsniukus renkiesi nuo pačio ryto, sakykim, jeigu tu turi laiko, išeini nuo pačio ryto susirenki žingsniukus, tada labiausia dega riebaliukas, diena būna daug geresnė, nu žodžiu. Oi, kad tai užgirdusi, galvoju, ateis nauji metai, aš jau dėsiu, jau keliausiu, rinksiu žingsnius. Atėjo nauji metai ir prie manęs prisikabino kažkoks tai velnias, prie mano šito veido pusės ir gerklės.
Ir jisai niekaip nuo manęs nenulipa. Žodžiu. Tai va, nežinau, kas pasikabino. Norėčiau, nors galva, kai tikrino, su galva viskas tvarkoje. Ten dar sakė, biškai skystimo išlikę smegenėlių. Taigi, ten pasiruošiu ir eisiu. Naudoju tokią kompaktinę pudrytę, o kažkas ją įkrito, o taip atrodo ji. Plaukai dar šlapi. Blemba, tai kepurę užsidėsiu, išvis bus tragedija. Išvis pas mus bus tragedija. Truputį pasiskundžiau, bet žinokit, su manimi tikrai viskas gerai. Nežadu atsisėdu čia prieš kamerą skūstis. Oi, kaip man blogai, kaip man viskas skauda. Ne. Žinot, kad mintis yra galingas ginklas. Tai. Reikia save nuteikti, kad mes esam sveiki ir taip panašiai. Ne? Taip, toliau, ko man reikia, pasikvėpinau. Toliau man reikia kojinių. Einam kojinių mautis. Koks gražus rytas. Bet ir šalta, labai šalta. Kaip man plaukai atrodo tragedija. Ligoninėje reikia sėdėti su kepurė, o pas mus ligoninėje, mūsų ypač ligoninėje, šildymą įjungia, kaip pasakyti, turbūt ant viso gazo, taip, labai būna karšta. Tikiuosi nesušalti ir laimingai nueiti. Nu, kas man gali atsakyti? Nebent galiu paslysti ir pargriūti ir sulūžti, nes pašalė. Labai ranka šalo. Kodėl aš pirštinių nepasiėmiau? Labai šalo. Tikiuosi vakare neatkrysiu. Viskas bus gerai. Taip atrodo pas mus kaimas. Oi. Nu va, kraujo nuleido. Ne tik dėl skydliaukės, bet kepenų patikrint, hemoglobiną tuo pačiu. Nes karts nuo karto galva sukasi. Ir tas galvos sukimas jis padažnėja. Tai paprašiau papildomai. Ir ką pastebėjau, labai keistą dalyką, nu nekeistas, čia jau taip įprasta. Žodžiu, jeigu į mūsų ligoninę pasiskambini telefonu, tu greitai negausi appointmento ir tavęs nepaskirs susitikti su daktaru. Bus telefoniniais skambutys, aptarimas, sprendimas, kas tau yra. Na, bet jeigu tu ateini į ligoninę, tu laiką susitikti su daktaru gauni daug greičiau ir nėra tiek ligonių susėdę ir laukiančių eilės. Oi. Tai vat, jeigu nori susitikti su daktaru, važiuok į ligoninę, prašyk appointment,
susitikimo, greičiau susitiksim. Nežinau, man tai lengvai davė ir kraujo testai, be didelių klausimų, be nieko. Va. Tik išėjau, nevalgysiu, tai labai bloga. Darosi bloga. Money. Yeah. Gavau pinigų. Pas mus vaikšto ir tokių. Su šortais. Dažnai žinokit, pamatysi. Nežinau, koks pas juos kraujas, kad jiems nešalta. Mane tai stebina. Žodžiu, einam prie jūros. O, nauja kavinė atsidarys. Ivonės Kitchen. Wow. Ir kada jinai atsidarys? Druskytės pipiriukų padėta. O kada atsidaro? Jokio laiko nieko nėra. Hello. Einam nuo miesto triukšmo tolyn. Labai slidu, reikia eiti atsargiai. Bet gamta. Matau kalnuotus, snieguotus kalnus. Matau snieguotus kalnus. O ten toliai jūs nematot, aš matau. Rytinis dušas. Šalta prie jūros. Saulytė išlindo. Turiu 5000 žingsnių, dar reikia 3000. Max 8000 žingsnių dienos tikslui. Be to pradėjau, žinokit, daryti pratimus kryžmiškai, parodysiu namie, kokie tai pratimai. Mėnesio iššūkį pasiėmiau. Tai jaučiasi per rankas, per šlaunis ir truputį per pilvą. Vat. Rankos labai šąla, ilgai negalėsiu filmuoti.
Ai, dar išeidama iš ligoninės, pakeliui į miesto centrą, moteris eina su tokiam starom kumštinėm, pirštinėm, o aš einu į rankose telefoną laikau su lasdelė. Žodžiu, jinai sako, o tau rankos nešalo, man tai sako, rankos labai šalo. Ne, aš toks nešaltų. Nežinot, išėjus iš šiltos patalpos rankos tai nešalo. Bet vat, jau daugiau, jeigu ištrauktos iš kišenių, jau ir šalo rankytės. Mamytė su visų vežimėliu sportuoja. Šaunuolė. Ten, žinokit, kaip faina. Bet aš nejaučiu gaivaus oro. Būna tarpais toksai, paduoda tokio gaivaus oro, ypač po lietaus, kai nulyja, tas dulkės nuplauna. Tai matosi toks gaivus oras, jaučiasi. Dabar tai nelabai jaučiu. Šalta tik tai, bet saulė kai šviečia, vau. Oi, dar norėjau eiti toliau truputį, bet tiesiog nusprendžiau, kad ne, aš darau stop, apsisuku ir einu link centro, nes reikia dar katinų jas nupirkti, savo duonos nusipirkti, eiti namo, nes tiesiog mane pykina, smarkiai pykina, nes išėjau nevalgiusi ir jeigu aš nepavalgau, man būna labai labai bloga. Vat. Atrodo, namuose išbūnu iki 12 valandos nevalgius, bet jau 12, jau 11, 12 valandą jau norisi valgyti ir jau ten mano pasąmonė šaukia į kažko užkasti. O dabar 10 valanda ryto ir taip valgyti noriu, kad net pykina. Tai einu namo. Va. Slogas pradėjo dar bėgti, rankas apšalau. Nu ir tikiuosi, kad ant gerklytės neužšoks tas nelabasis dar smarkiau. Ne. Oras tai tikrai labai nuostabus, labai nuostabus. Sau net pavydžiu dėl tokio oro. Buvai geras? Ar buvai geras, ja? Buvai geras? Ar buvai geras? Ar buvai geras, ja? Žiūrėk, kad čia turi. Buvai geras? Buvai geras? Ne? Ar buvai geras? Na, sit. Good boy. Good boy, kuku. Oi, kokie bisketai, va, kokie bisketai. O, kaip reikia prašyt. Prašyk. Jei, gražiai. Good boy. Parėjo Jurgita iš miestelio. A tu varyk lauką. Varyk. Parėjo iš miestelio. Tai nieko daug nesipirkau, pagrinde katinai. Tai va tokį va paėmiau Bifensis, čia stiprina dantis. Lašišo skonio. Ir patį imunitetą, žodžiu, prisidedam. Taip visada va tokį va perka. Tiesiog yra puikus skonis ir maistingumas. Žodžiu, net yra lietuvių kalba. Tik dabar pamačiau LT 100% visavertis ir subalansuotas senyvų kačių pašaras. 7+. Jau mūsų katinui 8 metai. Tada mes jį nusipirkom 16. Tai 9 metai jau bus. Wow. Senukas. Duonelės pasiėmiau, grietinėlės pasiėmiau. Nerodysiu. Lūpų balzamo, oro gaiviklio. Šitas man vienas iš geriausių valiklių. Rūžavą šiaip naudojau, bet nebuvo, kažkodėl neturėjo nosiai purkšti purškalo, nes susiblokuoja pas mane nosis dažnai labai. Ir va tokios kvadratinės mėsos, faršas. Jinai
tokiais laistais padaryta. Vadinasi Silver Block iš mėsininkų bučerių. O bet labai skani mėsytė, su kiaušiniu pasikept ar vien su danytėm pasikept retkarčiais. Labai skani tokia grina mėsa, be jokių priemaišų, be nieko. Ir ką, darysiuos pusryčių, nes ant tiek bloga, kad nebegaliu, žinokit, vos namo parėjau. Dregnų plaukų užsidėjau kepurę, tai kaip atrodo dabar plaukai, bet parėjusi poliau valgyt. Tai suvalgiau vieną sumuštinį su sūriu ir 2 mažais agurkėliais. Jaučiu, kad dar maža. Dar vakarą darytą tokį patiekalą, žodžiu, įsiviriau spagetį atskirai ir su svogūnu, paprika pasikepinau faršą. Faršas maišytas jautiena ir kiauliena. Ir kai gerai sukepė, tada įdėjau į formą makaronus, sudėjau nupylusi vandenį, tik tai blogai padariau, kad aš tų makaronų neperpyliau šaltų vandenį, nes jie lypo. Šiaip makaronus verdant dar rekomenduojama įpilti aliejaus į vandenį, tada geriau išverda ir po to nelimpa vienas prie kito. Pamiršau tai padaryti, bet vis tiek patiekalas pavyko, žodžiu. Ir tada sudėjau į kepimo formą makaronus, ant viršaus gražiai paskirščiau faršą. Supyliau visą pakelį grietinėlės ir dar pašoviau į orkaitę kažkur tai 20-25 minutėm ant 200 laipsnių temperatūros ir net nesišildžiau. Taip skaniai gavosi, žinokit. Vau, į faršą tiesiai pakepinau pirmą truputį svogūną, tada sudėjau faršą. Kai apkepė faršas, tada sudėjau pjaustytų pomidoriukų, nežinau, gal 10 vienetų ir paprikos geltonos. Prieskonių mėgstamų. Ir tada dar pašoviau į orkaitę, žinokit, taip skaniai gavosi, vau. Tai vakar sūnus valgydamas, sako, iš kur tokį receptą gavai. Sakau, čia išgalvos. Meluoju, sako, anksčiau taip nedarydavai. Tai sakau, anksčiau nieko ir nemokėjau, o dabar gyvenu ir mokaus. Mano fantazija ir receptų gamyba. Šiaip labai skaniai gavosi. Sorry, kad prieš kamerą valgau, bet norėjau pasidalinti. Ir kaip minėjau, kad dienai reikia surinkti mažiausiai 8000 žingsnių, tai parėjau, pas mane buvo 8. Va, pasižiūrėk, čia. Šaunuolė. Ir dar jogurto atsinešiau. Apetitas žvėriškas. Žodžiu, žvėriškas apetitas. Kraujas nuleistas, pasivaikštinėta. Vienas lėktuvas skrenda, antras, trečias, ketvirtas ir ten toli 5. Kas vyksta? Šeštas. What the fuck? Kas vyksta? Nu, pasirodyk, panda. Everybody was coming to find me. Nu, pasirodyk, koks tu panda. Nu, žiūrėk, čia tiesiai. Nu. O tai tu kas? Ką, aš tau į pandą panaši? Kuris iš mūsų labiau panašus į pandą? Tu? Ten pando yra ir bežionė, ir gyvatė yra. Ir dar kažkas. Pažiūrėk, koks tai juodas. Nu, tai žinau, kad aš juodas. Panda. Aš odą keičiu, būsiu juodas. Bambaklia. Ką tu darai? Odą keičiu, odą, būsiu bambaklia. Prašyk mamos. O patėvis negali įdėti? Ką mama veikia? O ką patėvis veikia? Ta pati, kai ir mama. Nu tai va. Po darbo. O tu jaunesnis? Vaikas, net senesnė, matai labai. Truputį. Aš negaliu lysti šaldytuvą, tu vyresnė. Kodėl tu negali lysti šaldytuvą? Todėl, kad tu vyresnė, tik vyresnėm galim. Kiciau. Tik saugusim. Tipo, nežinai, kur tavo ėdalas? Trynasi va čia va tarp mūsų abiejų ir laukia, kuris atsistos. Pasiruošęs šokti ir eiti iš paskos. Jisai burkė. Traktorių įsiveikinės. Jo? Einam, greičiau, einam. Valgyt nori, Kiciau?
Aš palauksiu. Nori valgyt? Aš palauksiu, aš kantrus, kol tu surežisuosi. Kaip vakar buvo. Nusileidom abudu atlėkį, kai nevalgė savo. Jaučiu mestinys nuo jo pas tave.